Greitai, pultelį į viršų tada pradėt gaudyti. Reiks kitą kartą kopičias atsivežti. Įmerkiau koją. Kepsnys. Kai koją, žiūrėkit va. Jeigu per kamerą matysi. Šitas vis apsivaflevėso. Šitieso mano pašarai. Sveiki žvėjai. Na ką, atvažiavau į žvejybą, į Pašiaušio tvenkinį. Čia žvejosiu pirmą kartą. Tai, kaip matot, jau daiktus po biškį apsidėliojau. Stovyklavietę irgi apsidėliojau. Tai eisim, ruošiamės pašarus. Žiūrėsim, kaip čia viskas gausi. Šį kartą atvažiavau ne vienas, su kolega. Bet kolega žvejoja 11 sektoriuje, aš 12. Tai bandysim kažką pagauti. Žvejų netrūksta, yra gan nemažai. Šį kartą su orais pasisekė. Gan šilti, visą savaitgalį šiltas, be lietaus, be nieko. Aš mes mano žiniom, kad kažkas buvo pasakojęs, kad praeitą savaitgalį karpiai čia neršė, bet tikiuosi jau bus išneršę ir bus išalkę ir kips. Tai žodžiu, va tokios tokėlės, apie konkursą pakalbėsim biškį vėliau, man atrodo, yra kas jau norės pamatyti konkurso nugalėtoją, kažkas jau gal ir nesulaukė, tai po pirmą susitvarkom, susimeta meškerės ir tada bus biškėlį laiko ir galėsim aptarti konkurso nugalėtoją. Tai va, einam, prie pašarų ruošiamės, bandom, matysim. Visą laikį ir, kad atvažiuoju naują telkinį, toks jau, žinot, kai būna su pirmais kartais, atrodo, įsivaizduoju, kaip darysi, bet kaip padaryti normaliai, kad viskas pasisektų, sunku išgalvoti. Tai vat, tokie dalykiukai, bandom, einam prie pašarų ir to neužilgo pamatysit, ką bandysim naudoti. Na ką, tai priejom prie pašarų, tai ką bandysim naudoti. Bandysiu daryti 2 pašarinės bazės, nes vis tiek net nežinau, kas geriau sudirbs, saldžiau ar žuvinio skonio pašarinė bazė. Tai naudosiu vaisių miksą, dar iš Navidansko parko liko vienas pakas. Jų kažkiek sumalsiu kažkokią dalį. Aišku, kaip be tigrinių riešutų va šitais irgi. Paskui devynių sėklų miksą ir kad biškį pastambinti pašarą po vieną paką įpilsim mango skonį 24 mm. Vis tiek čia yra į tų pačių karšių turėtų būti ir raudų į visko, kad liktų karai rinkti, būtų sunkiau karšiui pralyti 24 mm. Tai vieną paką naudosim tokių. Paskui vanilės skonio 6 mm greitai tirpstančios granulės. Apsikruodau. Skopekso skonio granulės irgi vieną paką ir pagardinsim tutti frutti likvidų. Na, o apie masaliukus biškį papasakosiu vėliau. Tai po pirmą dar pasidarom greitai. Jums greit pragreitinsiu visą tą procesą ir papasakosiu, ką naudosim žuvinio skonio. Na va, tai saldus reikaliukas baigtas. Atrodys šitais. Va taip. Šį kartą mažiau visko smulkinau, palikau viską stambesnio. Na va, dabar eisim pasidaryti žuvies skonio. Tai žuvies skonio bus irgi kepenėlių skonio 20 mm. Paskui vežiagyviai skardinės. Irgi kažkokią dalį irgi smulkiai susmulkinsiu.
9 sėklų miksas, tigriniai riešutai, Premium Select paletės ir iš pavasarinių žvybų likę, tai reiks naudoti smulkios 2 mm. Paskui metodo paletės irgi neriebios 4,5 mm skersmens ir greitai tirpstančios 6 mm karp paletės irgi. Tai va, ir ant viršaus uždėsim dešros skonio 24 mm boilių, kad irgi pastambint pašarą. Ir pagardinsim amino likvidu. Nu va, baigts ir dar vienas pašariukas. Štai va toks reikalas. Daug stambių detalių, stambios frakcijos, labai dideli boiliai. Tai va, šį kartą duosim stambio. Gal karpiai bus išalkę paneršti, norės pavalgyti. Na va, o dabar toj eisim prie masaliukų. Tai va, masaliukai bus toks reikaliukas, tai smirduks pašarinis boilis kepinėlių skonio, ananaso viršūnėlė, pavadėlio ilgis ir grinai visų 20 cm, tai tas pabandysiu kabliukas paeksperimentuoti, vieni kabliukai bus 8 dydžio, o kiti bus 2 8 ir 1 6 dydžios kabliukas. Pašarinė į saldų tašką mesiu braškės viršūnėlę popiukų. Čia bus 6 dydžio kablys. Paskui vėžiagyviai sardinė ir viršūnėlė bus Monster Crabs popiks irgi. Čia bus 6 dydžio, tiksliau 8 dydžio kabliukas. Tai va, jau matos normaliai. Į pavakoinės dėsim vėl tus pačius briketus, kai ne visur dirb man, tai visur naudoju, mažiau vargo. Niek nereik va, įdėti tą briketą į vidų, suriši, ant kabliuko užmauni ir su laveliu užsiveži. Žiauriai, nieko to nereik smulkinti, nieko to ten daryti, viskas labai paprasta. Tai va, į žuvinį tašką bus žuvies skonio, o į saldų tašką bus skopekso skonio paletės. Na va, ir viskas. Tai pasidarom keletą pavakoinių, einam ieškotis tada taškų. Na va, bandysim eiti ieškotis taškus. Tai laivelis susijungs su palydovais. Ir bandysim kažką rasti. Aš mes beveik biškį įsivaizduoju, kur bandysiu. Ten pačiam gale turėtų būti nemažai medžių privirti, tai reikės stengtis prie pačio galo netemti. O ten kairiai pusiai prie nendrių, tiksliau prie švendrių, ten kairiai pusiai turėtų būti ten švaru, nes ten medžių toj pusėje nėra. Tai va, tai bandysim taip daryti. Aišku, sektorius ir platus gan, iš tikrųjų labai daug vietos 12 sektorius tur. Tai vieną tašką ten bandysiu į kairę pusę, paskui vieną, jeigu ten matos, paskui aš mes, kai jau susižymėsiu, paskui jums dar parodysiu apie taškus. Va, šitas susijungia su palydovu. Galim bandyti merkti. Aišku, reikia vis laik nepamiršti susikalibruoti. Laivelio, nes ir buvęs sužymėjau visus taškus, nebuvau susikalibravęs. Tai kai pradėjo grybauti, pjauti grybą į visus galus plaukėti, kur net nebuvau sužymėjęs. Galvoju, kad laivelis sugėda.
Na va. Plaukam į pirmą tašką. Bandysiu dešiniai pusėje padaryti saldų tašką. O paskui matysi, jeigu ant ko geriau ims. Sunku pasakyti, nes iš vienų girdėjau, kad geriau smirdukai, iš kitur, kad geriau saldžiau. Žodžiu, kaip minėjau kažkokiai laidai, niekados nereikia klausyti kitų. Turi receptą atrasti pats. Ir tada jokių klausimų nėra. Įpagausi ir visko. Gali aiškiai nusivilti, pirmą žybą gali atvažiuoti niek nepagauti, bet kai atrandinėjai pats receptą, atrandi geriausią receptą, ant kokį kimba. Ir tada ir visai kitokia žvyba. Aš jums kaip eilinį kartą nenusistačiau namų tašką, tai negaliu metražą pasakyti. Gylis 5,2 metrą ten. Ojojoj. Kažko čia ryšys su laiveliu sunkiai jungas. Bet aš mes bandysim prie pat žolynų. Ten, kur medžiai nėra. 4,2. Prie pat nendrių irgi nesinori žvėjuoti, kad paskui neįtrauktų į žolynus. Nu va, kolega, įdavėm pašarus. Gerai, o radau ten 3,9. Gylis. Gal ten bandyti, ten žuvės rodė. 3,8. Ten gal ir 2,8. O. Į žuvį, kas svarbiausia, rodo. Kažko mano tas. Nu va, 2,3. Pirms taškėts dugnas. Aš mes netoli nendrių, bet niek nepadarys. Yra kaip yra. Kažko niekaip čia kažko ryšios negaudo atsijunginiai su laiveliu. O dabar vėl pagavo. Na va, tai plaukam toliau antrą tašką. Tuoj bandysim. Tai žodžiu, pirms taškas bus 2,2 metrų, bet grinai kairiai pusiai netoli nendrių. Aš jums, kažina, nebūsiu klaidos padaręs, kad ten pasirinkau. Nes gal įtempti nendrynus, nu, bet dėkim neįtems. Įspėsiu įsitraukti. Tikėkime, karpiniai žolynus eis, o eis atgal. Gilus telkinys. Ten medžių neturėtų būti, bet kas žino, ar aš. O, kalniuką radau. 4,8. 4,2. 4 metrai antras taškas. Nu, arčiau žolių neplauksim, arčiau tų krūmų. Matysim. Turim 2 paras, jeigu nesudirbs tie taškai, kažką bandysim keisti, kaip visada. Niek nepadarysi. Kažko man, kai kelintą kartą paminėsiu, kažko nesusijung normaliai, dings ryšys su pulteliu ir laiveliu. Eilinį kartą Bautmanos anomalijos. Iškeli pultelį į viršų, tada pradėt gaudyti. Reiks kitą kartą kopičias atsivežti. Na va, trečias taškas bus 4 irgi metrai. Prie pat žolynų. Prie krūmų. Kapsa, kaip visą laiką, startinių pajaukinimų įdėsim daugiau. Biški. Kad prisikvies žuvį.
įmerkiau koją. Čia nelabai daug kur ir yra normalių taškų rast, nes tik į antrą krantą mesti, nes visur gylis 5-6 metrai. Tai, įtikimybė, kad karpis tokio gylio ateis, bet kažkaip man labiau traukia žvejot biškį sekliau. Tai daugiau kažkokių kitokių variantų, kaip arčiau žvejoti, tada kažką nėra. Tik į antrą krantą atimti. Tai va, jei dabar matavus, tai atstums nuo kranto 80 metrų. Tas dešinysis taškas yra 80 metrų, vidurinysis yra 75, o kairysis irgi kažkas apie 77 metrus. Pirmutinis taškas man patinka labiau, nes ir seklų 2,2 metro. Tai tas labiausiai man patinka, matysim. Ir vėl įmerkiau. Na va, beliekt laukti. Matysim. Gerus taškus pasirinkom, žiūrėsim kokį pašarą veik, o gal čia iš viso ir tas, ir saldus, ir smirduks veiks. Nežinosi. Tai vat, laukam, bandysim eksperimentuoti. Gal paskui matysiu, gal ant kokios vienos meškerės, gal kokį paprastą vafterį uždėsiu. Matysim. Laukam, žiūram. Tikėkimės neužilgo sulauksim kibimo. Tai meškerį sumetėm, gal dabar biškį atsisės pailsėti ir galim pakalbėti apie konkursą nugalėtoją. Gavau žiauriai daug nuotraukų, ir karpių, ir linų. Aišku, ir pagrindai karpiai, bet ir šamų nuotraukų gavau. Tai šio konkurso nugalėtojas, tai įkelsiu video ištraukimo momento. Tai 1,96 cm šamas ašmas nepavyko nustatyti šamo svoriaus, bet tikrai įspūdinga žuvis, paleista atgal į savo gimtuosius namus toliau karaliauti. Tai sveikiname nugalėtoją ir nugalėtojui jau yra nusiųstas prizas ir apdovanotas. Tai ką, lauksiu jūsų nuotraukų. Po šito video po savaitės vėl skelbsim nugalėtoją, tai gaudykit, mylėkit gamtą ir gamta mylės jūs. Ir svarbiausia, saugoti ir tausoti. Tai tokie dalykai, tai siųskit jūs savo nuotraukas ir gal po savaitės nusišypsos laimė ir jums laimėti. Aišku, dar yra gal kiltų tokių klausimų jums apie konkursą. Dėkim, sakiau, siųskit visas žuvų rūšis, ir lynus, karosus, ir lydekas, ir šamus, ir karpius, ir amūrus. Bet viena žuvis užauga didesnė ženkliai, jeigu kita. Tai čia yra trofėjinis konkursas. Jeigu atsiųstumėt kokį, kaip pavyzdį, lyną 3,5 kg ar 4-3,5 kg, tai šitas lynas būtų tikrai laimės prieš tą šamą. Nes lynas, retai pasitaikantis tokio dydžio lynai. Ir aplamai jie užauga, dabar tiksliai irgi nepasakysiu, reikia domėtis, bet iki gal 5 kg lynas gali užaugti. Tai va, tai jeigu atsiųstumėt 3,5 ar kokį 4 kg lyno nuotrauką, tai savaime aišku, kad tas lynas būtų ir laimėjęs. Na va, tai
manau, kad daugiau mažiau viską atrodo išaiškinau apie konkursą, tai lauksiu jūsų nuotraukų, o aš laukiu kibimų ir gal neužilgo pavyks jums kažką parodyti. Matysim, karpį iššukinėjau, mačiau keletą šuolių, atilauku nesulauku jau, pirmąjį karpį atsidaryti, pašiaušį, matysim. Aišku, kas man nepatinka, kad yra visur gylis didelis, tai turi žiūrėti arti žolių linijos, tai kad matysim, ar pavyks ištraukimą nufilmuoti, nepavyks, nežinau, nes bijau, kad neįneštų į nendres. Tai bandysiu bėgti staigiai traukti ir gal parodysiu ištrauktą tik žuvį. Matysim pagal situaciją, kaip viskas bus. Nes kad neprarastume kibimo, nes labai daug ir medžių privirtusių vandenį yra, o karpis, žinot, iškart naktį ir viskas, iš žuvim tada gali atsisveikinti, traukti valo žemėn ir viskas. Tokios žinios būtų. Kol kas jau meškeris kaip sumestas jau kaip 3 valandos, tai tylu ramu, kaimynai iš 14 sektoriaus berods 2 karpius ištraukė, o sekantis kaimynai iš dešinės pusės kol kas tylu ramu. 11, 10, 9 ir 8 nieko negaudo, tylu ramu, o kas jau ten kito telkinio gale neaišku. Tai žodžiu galvoju nakčiai biškį pakeisiu. Uždėsiu popikus, pabandysiu. 2 variantus, tutti frutti, skonis tas pats, kas spalvos skiriasi ir biškį dydis, o saldžiajam taške paliksiu tą patį pašarinį boilį ir popiką su braškė. Ir matysiu. O gal dėkim sudirbs tas lengvesnis masalas. Biškį lengviau įtraukti bus, nes nėra aišku, tas karpis čia aktyvus, čia daugiau vakarė kips, čia naktį. Kol kas nėra aišku, buvau droną pakėlęs, tai ne vieno karpio nemačiau paviršių plaukiančių, buvau prie nendrių arti priplaukęs, prie savo taškų, tai tyliai. Ne vieno žuvės nemačiau. Tai da kol kas neaišku, kaip čia bus. Bet aš daugiau gal tikiuosi, daugiau gal ir naktį, nes tiek čia ir gylių didelių. Aišku, stengiu žiūrėti, kiek jau įmanoma sekliau. Vis tiek karpis, kuo sekliau, vis tiek vandens temperatūra šiltesnė, nes dabar, kai taškų ieškau, vandens temperatūra buvo 18 šilumos, tai vis tiek jau tam 5-6 metrų gylį, ten turėtų būti gal kokį 14-15. Tai vis tiek karpis daugiau sekliau laikos, tai matysim. Vienas taškas, aišku, aš labai patenkinti taškas, grinai prie nendrių 2,2 metro, aš manau, iš ten turėtų kibimo būti. Turėtų kažkas sujudėti. Tai kol kas tokios žinios. Tyliai, ramiai. Tai pasikeičiau, persimečiau jau dabar vakarinį, tai pasikeičiau taškus, nes ten dešiniai pusėje buvo man 3 taškas, žodžiu, neišėjo ištraukti, ėjo, užmečiau ant medžiaus. Tai žodžiu, reikėjo viską, visus taškus pakeičiau, tai 3 tašką užsimečiau čia, į gylį, į 5,1 metro gylį. Realiai pastolinau nuo antro krantaus biškelį, tai vieną meškę paliks eksperimentinę ant gyliaus, tai toj vietoj kažkur už 60 metrų link to medžiaus, paskui antras taškas ein, grinai kai prasideda tos nendrės šitais palei tą liniją, grinai prie pat pradžios, 3 metrai ten gylis, ten yra už 85 metrų, 3 metrų gylyje. Ir paskui ten irgi ant 3 metrų giliaus, ant 90 kelių metrų atstumo. Tai grinai link to krūmo taip va. Ir matysim. Ten palikau saldų, čia smirdu, žuvinių skonio,
nu, kaip karpinį kaščius vadina smirdukais ir ten irgi palikau smirduką. Tai vat. Nu ir matysim. Žodžiu, persidėliau taškus, ten tai palitus visus nendrynus, ten visur tų medžių neturėtų būti, tai turėtų vis tvarkingai įsitraukti, o ten tai visur medžiai privirtė, žodžiu, o vidurį gylis didelis, tai man tas gylis didelis nelabai manęs traukda kol kas. Ar atėjęs tas karpis atėjęs, nu, bet vieną meškerį palikau eksperimentinę tugubūn ir matysim. Tai vat, tai einam, laukam, gal prasidės naktinis kliovas neužilga. Nu, labas rytas. Žodžiu, ant tokios barankos dar nesu gyvenime turėjęs. Nu, tiksliau, šiais metais dar, kad tiek nekiptų ir realiai net kažkokiu ar sujudėjimu, ar šuolių, kad būtum, kokios taškos būna, kad tų šuolių būna daug, gali pasakyti, kad yra vietų ta žuvis laikos. O naktį, karočią, paryčiais 4 rytą turėjau kažkokį kibimą, bet labiausiai ten kažkaip labiau nešė į karšių kibimą, bet neištraukiau. Žodžiu, baranka. Nu, nesitikėjau, kad šitai bus sunkiai. Žodžiu. Nieko gero. Jie nežinau net ką daryti toliau. Čia jokio pajudinimo. Tai net neįsivaizduoju. Žodžiu, eit pavalgyti. Ir eit bandyti kažką galvoti. Ką toliau daryti. Nu, ko tikrai nesitikėjau, kad taip ne vieno kibimo nebus. Kad taip visą naktį. Per visą žvejybą, dar kiek jau šiais metais žvejoju, dar ne vieną kartą taip gerai nebuvau įsimiegojęs kaip dabar. Realiai beveik visą naktį. 4 ryto prižadintas pipsiks. Ir viskas. Žodžiu, bent įsimiegojau. Nebus tokia žvyba. Šį kartą atvažiavau į gamtą įsimiegoti gerai. Bus be žuvies. Nu, visą laiką būn pirms kartas, kada bus pirms video be žuvies. Visą laiką būn pirms kartas, bet niek nepadarysi. Nu, tikėkime, gal pareis, bet kad ant tokio nevaikščiojimo žuvis, ar tos žuvis iš tų seklių, kai neršė praeitą savaitgalį, iš tų seklesnių vietų negrįžo. Dar stovau tos nerštavitės, netoli nerštavičių, ten kur sekliauju ir o čia visai tas gylis ir didelis, dar gal kol kas negrįžo, ne iš tų telkinių, dėkim, galų, kur ten sekliausiai ir žodžiu. Niek negirdėjau, naktį buvo dar kažką ten biškai prasibūdęs. Kažkoks signalizatorius kažkam skambintų, niekam negirdėjau. Kolegai buvo, sakė, irgi kibims, bet jie žolės neištraukė. Tai o viskas. Tokias nakties žinios. Na va, einam paleist pirmą pašiaušio karpį. Svėrt nesvėriau, ten plius minus 8 kilai. Gerai, kad britkelnes pasėmiau, jeigu ne britkelnes būt reikėjo, kaip ir kolega atsisveikinti su žuvim. Tai pasisekė. Tuoj parodysiu. Šitą grožį. Šiaip netai pavyko pašiaušiai atsidaryti, jau buvau praradęs viltis. Pastrigot. Piktas karpis, norės pasirodyti. Va, koks gražus, tamsus, saulė įdegęs veidrodis. Nu palauk, pasirodyk žmonėm, nebūk toks kuklus, nesidrovėk. Tai va, toks gražuolis. Nu kiek čia, apie 8 kilus plius minus, nedaugiau.
Na va, tai leidžiam namo, persimetam, gaudom toliau. Suveikė iš artimesnio taško, kur gylis ten 5,2 berods metro. Tai vadinas, nusileid pasivalgyti ir kur giliau yra. Tai to taško nepamesim, žiūrėsim ten toliau. Bandysim vis tiek į giliau ir matysim, katras taškas geriau dirbs. Tai va ką, leidžiam ir einam persimesti. O ne, eik pakviesk mamą bent, arba senelį. Na, tiek draskiais matė, o dabar, kai reik varyt namo, jau viskas, jėgų nebi. Pilvūzė. Nu, plauk. Vse. Liuks. Turim vieną. Tik spėjau paleisti ant tą karpį, išvažiavim iš kito taško į seklesnės vietos. Parein. Bet tas atrodo rimtesnis. Prasidėjo, pasikūrė viens po kito. Ką, lipam iškart į vandenį, nes garantuotai tas eis į žuolės. Tik reikia atsargiai įlipti. Nes kamausi čia iškart labai greit gylis prasideda. Nu, žodžiu, vadinas, gali pagauti visur žuvį, ir sekliau, ir giliau, neskirtumų. Kim ten į ten. Svarbiausia, prisišaukti sutinkamais pašarais. Ateik, ateik. Gerai, kad nespėjau britkelį nusimauti. Ką tik paskraidėm su dronu, žuvies nematėm, bet reikia žuvies ir. O, maladėts, parein tiesiai pas manęs. Tas prieits karpis tiesiai žulynų svarė. Ne, tas mažesnis. Tik taip atrodė, kad didesnis. Tai tas kažkart čia žvynius. Man atrodo. Kai duodas. Ne, neiškelk galvos į viršų, įkvėptų oro, gal apsiramint. O. Toks mažas, toks agresyvus. Все, turim antrą. To jis jums parodysiu. Aišku, mes nedideli sportininkai visi, bet nuotaika pagerino tą 100%. Prasidėjom gal kokį 14 valandų be kėbimo. Kakim tokie vis tiek geriau, jeigu nieko. Na, einam. Paleisim. Nu, dabar, ko paleisim, išvažiuos paskutiniųjų 3 meškerį. Nu, koks. Nu, šitas tai čia apie 5 gal kažkas plius minus. 4,5-5. Nesversim, čia plius minus iš akės. Pasakysiu. Tai va. Leidžiam. Einam persimesti. Eik kviesk senelį greitai. Mums reik plius 20. Na, tai va, taškimas užtenki tavęs. Nu, bėk.
atgal į savo gimtuosius namus. Na va, kaip matėt, neseniai turėjau iš eilės netgi 2 kibimus, tik vieną spėjau paleisti, iškart išvažiavo antrą meškerę. Tai kol kas dirba žuvinė pašarinė bazė, saldus kol kas tyli. Tai kada pakeičiau, jau nebedėjau, nebedariau tų snowmenų, dėjau visus popikus, tai dėjau vienas užkybo ant 15 mm skersmens popikaus kalmaro skonio ir kitas kalmaras krilius, bet ten jau buvo 10 mm skersmens. Tai va, tai nebedarau jokių tų, nemaišau popikų su pašariniais boiliais, tiesiog uždedu popiką, uždedu minkštą šviną, pakelu nuo dugnaus, ten dėkim tą boiliuką per kokį porą centimetrų, pusantro ir viskas. Ir taip netikėtai ir sujudėjo. Tai vat, tai tokios žinios. Drono bekeliant, drono pakėliaus, ko gal nuskrisiu pažiūrėti taškus, gal kažkas plaukėjo, da kažko ir, bet nieko nesimato, nes tas toks vanduo toks tamsus, toks raudons. Ir da vėjuota ir tai sunkiai matos. Tai vat, tai karpiai pradėjo judėti. Žinios geros, tai tikėkime, kad ne paskutiniai ir dar kažką pavyks pagauti. Tai tiek, meškeris persimečiau, dasidariau pašaro, tai dasidariau biškį daugiau. Tikiuosi, kad jeigu ant smirdų, ant tų žuvinių kibo, tai kibs ir toliau. Aš mes vėl nežinosi, gal taškai lem dar vienas dalyks. Bet dėkim tas, kurį dabar ten dėkim 2 taškai ir prie nendrių, kur ten jau jums rodžiau vakar. Tai tie taškai niekur daug nesiskir. Tai į ten 3 metrai gylis, į ten kairiau 3 metrai gylis, tai nieko realiai net nesiskir. Tai tie prie nendrių, tie prie nendrių. Tai manau, kad neturėtų to didelio skirtumo duoti. Bet dakas ir reikia daug šerti. Nes, man atrodo, pašiauši daugiau, vis tiek, kad tos žuvės pašiauši ir kažkiek, vis tiek, nus ir mažiau, jeigu kitur. Tai anie plaukia, kaip suprantu, būriais. Užplauki vieną tašką, užkim koks viens, apalgo, dingst. Užplauk prie kito taško, užkim, privalgo, suvalgo visą pašarą, kai vėl, aišku, mes kažkas užkim viens ir vėl nuplauk tolin. Tai manau, kaip dabar bent kol kas toks sprendimas būtų, kad reikia duoti daugiau pašaro. Tai dabar stengiausi irgi į laivuką jau pilti vos nepilną laivelį, užtempinėti pašarą, tai dėkim į tašką kažkur po 1,5–1,8 kg jauko, tai kad užlaikyti tą žuvį taškę, jeigu grinai užkiptų, įsitraukiai ir tas žuvis ašmens pasibaidys, apiplaukus ratą grįš atgal vėl į mano tą tašką, vėl toliau sėkmingai maitinsis ir turės ką valgyti. Nebus tuščias taškas, nes vis tiek ir gan nemažai ir smulkmės, žiauriai nemažai, nes tą 10 mm boiliuką gan neblogai apkramti. Tai va, toks paliko, toks apkramtytis visas. Tai va, tai tos smulkmės rodė, ašmens į echalot smulkmę rodo ir gan nemažai anos. Nu, bet svarbiausia, keletą pagavom jau, nuotaikos superinės, laukam sekančio kibimo ir gal neužilgai vėl jums kažką parodysiu ir susimatysim tikriausiai vėl su karpiu rankoje. Na, o hibrytę turim dar vieną gražulį, trečią. Sudirbo vėl seklus taškas. Tai iš ten kol kas geriausiai kimba. Tuoj pagydom iškart. Nu, bet piktas tai baisiai. Baisiai piktas. Kaip eilinį kartą eini nendrės, be britkelnių čia būtų be šansų arba turėtum lipti pats į vandenį. O, oba. Koks gražuolis. Veidrodis. Na, eisim. Paleisim. Nu, kiek čia bus? 8 kg. Plius minus. Nu, nepyk, viskas. Galės keliauti namo toj. Viskas. Einam. Paleisim. Gražuolį. Tai va, traukanus. Šitas tie žolynai. Ein tiesiai į viskas.
Nu, bet gerai, kad pavyksta ištraukti juos. Čia reikia atsargiai. Status krantas. Na, tuoj galės keliauti namo. Pikčiurna. Naktį neleido man įsimiegoti, dieną pradėjo kibti. Maladėt, protingi karpiai. Na va, koks rubuiliukas. Leisim namo. Eisim persimest, sulauksim, tikiuosi, sulauksim kibimų. Ir nors į tokie kimo vis tiek džiugina. Kai pralaukia 14-15 valandų be kibimo ir pradėt kibti tokie, tai super. Ką, leidžiam. Bėk. Raus toliau dugnu. Ką, žiūriu, kad kaip ištraukiau į graibštą tą karpį, žiūriu, kad kakin mano dešros boiliais, eingrida tokia pati spalva raudona, tai patink rūkytą dešrą karpiančią. Nu, gerai, plauk. Vadinasi, gal ant vakaro bandysim į tą trečią tašką, gal pakeisiu irgi žuvinį. Arba gal paliksiu vieną tokį būną eksperimentinis. Gal ant saldaus, bet ant saldaus kol kas tylu ramu. Nu, plauk. Pavargai. O, koks dročkis. Liuks. Trečias karpiukas ištrauktas. Įkrito pūkas. Nu, tuoj parodysim šitą gražuolį. Oba. Gal net ir visos 10 bus. Va, koks. Dičkis. Į vakarą pabišk didėjai. Bet šitas karpis su istorija įsitraukė. Žodžiu, kibo ant saldaus taško. Tuoj neužilgo papasakosiu, paleidom dabar šitą gražuolį. O, tugu plaukė. Nu, dički. Pabėgo. Žodžiu, tokia istorija, kibo ant saldaus taško, iš pirmo, iš ten to pačio kairėjo, parsitraukiau ir pakabino antrą meškerę, užsikabino ant antras meškerės, susipainiojo ir, žodžiu, nuėjo į žolynus. Ir aš bandžiau atlikti tų žolynų, nepavyko ir man nutrūko, ta pirmoji meškerė, grinai valso nutrūko. Ir, žodžiu, bet taip stipriai susipainiojo į tą antrą meškerę, kad įsitraukiau su tą antrą meškerę, kibo ant kito, su kitą meškerę įsitraukiau, nes, žodžiu, buvo susipainėjęs. Nu, čia, sakau, gavos ne tik, kad žuvį išgelbėjau nuo kabliaus, nes atitrūko vals, ir dar žuvį įsitraukiau lauką, nes šitas galiu parodyti jums. Žodžiu, su įspūdžiais, su nuotykiais, bet taip gyvenime nėra buvę, kad susipainėtų į kitą meškerę vals. Ir, žodžiu, ta pirmoji meškerė, su kuria traukė žuvį, nutrūktų, ir su antra meškerė, kur susipainiojo, ištrauktum laukant žuvį. Nu, žodžiu, čia žiauriai gerai pasisekė. Tai einam, persimetam meškerės ir laukam sekančio kibimo.
Na va, žuvis kimba, po biškį taškai jau užsikūrė, realiai jau iš visų taškų turėjau kibimus. Aišku, geriausiai dirbi vidurinysis da kol kas taškas. Pašarinė bazė irgi geriausiai žuvinio skoniaus, kaip ir sakiau. Dabar vieną kibimą turėjau ir ant saldžių. Na va, bet kokie pastebėjimai apie pašiaušį tvenkinį, tai kad vis tiek reikia įjaukinti taškus, man atrodo. Jeigu dėkim atvažiavę, sugalvosit jūs atvažiuoti pažiūrėti čia, dėkim atvažiauti, tai nenusiminkit, kad pirmą parą gal arba pirmą naktį nieko nepagausit, nes reikia dirbti taškus. Kiek mano čia atrodo pamastymų šitais, kaip atrodo, nes pirmą naktis ramiai tyli, o dieną šitais jau įjaukinus taškus, paruošus, įkvėpinus, žuvis vieną kitą jau sukinėja ratus, atplaukia ir gauni vieną, antrą, tą trečią kibimą. Nes vis tiek, kaip jau buvau sakęs, kad žuvies čia prūdais daug nėra, ten, kad būtų ten žiauriai daug. Aišku, gal kažkokios vietos, kažkokie sektoriai, gal jie ir kur yra daugiau susibūrėjus, neaišku. Nes aš irgi tik pirmą kartą čia dabar žvėjoju, bandau, eksperimentuoju su visko. Tai va, o taip tai, kiek pastebėjau, reikia įjaukinti. Įjaukinsit ir jau antrą dieną gausit kibimų. Tai antrąją parą jau turėtų pradėti kibti. Jeigu žuvis aktyvios, išersit, įjaukinsit ir turėtumėte jau džiaugtis karpiais. Tai va, tokie pastebėjimai. Einam žiūrėti, turim dar vieną kibimą, nuleidus ringą. Einam žiūrėti, ar karpis, ar karšės mums šie kimba. Tikėkime, kad karpis. Reikia pabandyti patikrinti. Neleidas. Kažkas yra. Arba nėra. Sunkiai traukas, bet įdomi. Bet kažkas yra. Bet man atrodo, kad nedidelė. Kai jau labai lengvai parsitrauk. O, karšis. Atėjo draugelių. Šitais, o, karšiokas. Kepsnys. O kai ant sugvaro mano pašarais, kai prikirtęs ant sir. Eina savo. Kai kakoj, žiūrėkit va, jeigu per kamerą matysi. Šitas vis apsivaflevęs, šitas mano pašarais. O. Visas. Kert į tie žuvinius. Tai va, einam paleisim. Karšioką. Atėjo tie pasimaitinti. Sutrukdė man valgyti. O kad tie atėjo, tai jau apvalgys mano pašarus. Labas rytas. Buvo, net nesitikėjau, kad tai bus, bet naktis rami. Iš karpių pusės buvo užėję karšiai. Tai per naktį dar ištraukė 3 karšius, bet karšių nebefilmavau. Net to žiaum čia. Nes ant to 10 mm masaliuko popikos kas kokią valandą, tokie, kas intervalais tokiais, kad pradėjo kibti, nebeapsikenčiau, pasididino masalą ir kibimai nustojo. Bet neblogi, gražus karšiukai, po kilogramų, gal virš kilogramo kažkur. Tai vat, bet karpiai, kas vat įdomiausia, kad karpiai naktį nekim. Kai ir diena šilta, belėki, kur nei ten dušneks turėtų šildytis paviršių, kur nors įlindę, kimb,
O naktį, saulei nusileidus, kaip paskutinį kartą kibimo turėjau, kažkur apie 9 valandą, pusę 9 vakaro ir daugiau. Tuščia. Žodžiu. Pirmą kartą susidūriau su tokiu telkiniu, kur dienos metu, kai karšta ir kimžu visą naktį, tylu, ramu. Žodžiu, galėjai, jeigu norėjai karšius gaudyti visą naktį. Nu, bet dėl karščiaus eit keltis naktį kažkaip mažai noro buvo. O kaip suprasdavau, ką karšis kimb, karšis, žodžiu, visą laiką iš lėto po biškį svingą nuleisdavo į apačią, į daugiau niek nedarydavo. Tik nuleidai į apačią dailiai ir galėjau suprasti, kai jau užkibo karšis. O kiek čia jau buvo, kiek čia jau tų karpių pagavo, visi normalūs išvažiavimai buvo. Tai va, našmės gal, koks vienas kits gal ir užkipti yra įleidžiant svingą, bet nepasitaikė ne vieno, visi išvažiavo kaip priklauso į priekį. Tai va, to karšiai važiavo į leidą į apačią. Na va, tokie reikaliukai. Tai turiu 6:30, eis pabišdėliuotis daiktus. Meškerės dar paliksiu, bet jau nebepersimetinėsiu. Jau nebelauksiu, nes iki 12 gal žvejoti, po 12 turiu palikti sektorių. Tai žodžiu, nelauksiu tų pietų, čia pagausiu, nepagausiu, matys, ko daiktus dėliuosis, jeigu kažkas užkips, dar kažką parodysiu. Ir viskas, tai vat. Tai na va, tai daugiau kaip nieko ir nepagavau, daiktai supakuoti, sukrauti į mašiną, žvejyba pasibaigė. Nu bet realiai džiaugiuosi, pašiaušį pavyko atsidaryti ir kai įdomiais tas kibimais buvo, visi kibimai dieną, naktį realiai tas pirmą naktį nieko, vienas kibimas buvo toks nedidelis. Bet tikriausiai ten karšis kibo, o antrą naktį galėjai visą naktį žaisti su karšiais. Tik dėk mažą masaliuką ir tų karšių ten buvo, galėjai realiai ten nustentraukti. Bet kada aš su karšiais norų neturėjau žaisti, pasididinau masalą, tai tom viskas ir pasibaigė. Bet įdomiai, ne vieno tokio telkinio nesu matęs, kad vat, dienos metu, kai jį dušneks, kimb, o naktį, kaip jau turėtų eiti maitintis, vat, kibimai dingsta. Nu įdomiai. Nu bet kai pirmą kartą 5 karpiniai kibimai, 4 ištraukti, viskas ir, kaip sakė, žvejyba užskaityta. Tai va, tai dar norėčiau vis tiek į video pabaigą jau pasakyti, vat, kokie vat, geriausiai, kad jums būtų lengviau nufilmuosiu, kokie geriausiai taškai sudirbo. Jeigu kas važiuosite pirmą kartą 12 sektorių, tai čia visur, kaip atvažiuosit visur, čia kur medžiai privirtusi ir jau tada jau žvejokit giliau, nes visur pakrantį ir privirtusi ten medžiai. Aš 2 sistemėlės palaidojau ten. Tai va, tai ten geriau, jeigu norit vieną meškerį palikit ir nuo kranto, nežinau, gal kokį 40-30 metrų dėkim, kad nepasiektų medžių, nes medžių ten daug yra. O aš atrodėjau irgi pasitolinau ir vis tiek, betraukdamas dabar pakuodamasis, vis tiek vieną meškerį paliko sistemėlį kelmuose ten medžiuose. O geriausiai sukibo šitais tiesiai, kaip ten grinai prasideda nendrės. Grinai prie tų nendrių, ten nuo nendrių gal kokie liek, ten kokį 1,5-2 metrai. Tai tas taškas ten. Ir paskui turėjau vieną kibimą ten, kur va šitas krūms. Vieną kibimą turėjau iš ten. Tai geriausiai 12 sektoriui ir 2 meškerės meti palei tas nendrynus ten. Susirandi taškus, o trečią, jeigu norit, galit palikti ant gelmės, ant kokių 5 metrų ir bet toli nuo krantaus. Ir viskas. Visi kibimai realiai ten, vienas kibimas aš jums buvo iš giliaus, o visi kiti kibimai ten 4 ir karšiniai, ir karpiniai, visi kibimai ten nuo tų nendrynų. Ten apie 100 metrų atstumo plius minus ten. Tai va. Tai tokia informacija apie sektorių tiksliau ir taškus. Tai man ten palei tus nendrynus geriausiai pasisekė. Na va, aišku, mes monstrų nepagavom, bet
Bet yra bet. Svarbiausia atsidariau. Kolega irgi vakar į vakaro pusę vieną karpį ištraukė. Tai per 2 paras irgi tik tas 11 sektorių žiūrėjęs kolega, tik tas vieną turėjo ten 3 kibimus bendrą, 4, bet vieną tik tas tai ištraukė, nes dėl kažkokių priežasčių nepasikirsdavo. Tai va, ir viskas. Tokios žinios. Tai važiuoju namo, susimatysim neužilgo. Kita motoro laidelė bus Linelio ežere, 1 sektoriui. Tai bandysim ten pagauti mamką kokią nors, jeigu rasim. O aišku, mes vis laikai ir svarbiausia bent kažką pagauti. Tai va, tai tiek. Su jumis atsisveikinu. Ačiū, kad žiūrėjot. Siųskit nuotraukas, laukiu jūsų nuotraukų ir po savaitės skelbsim vėl naują nugalėtoją. Tai gaudykit ir aš ir kitiem parodysiu ir įmesiu jūsų didžiuosius laimikius. Tai va tiek būtų. Tai iki pasimatymo.